Tai ką, kadangi nusprendė dauguma, kad įdomu būtų pamatyti darbus iš garažo, kaip kas darosi, tai bandysiu kažką pafilmuoti. Čia va, materialo užpirkta. Kol kas yra taip išpjautas tunelis, darysim maksimaliai, ką leidžia reglamentas. Į ateitį galbūt dėžė keisis. Subinės nėra senai. Atsirado daug skylių, kurias reiks kažkaip uždaryti. Tai kaip ir pradėjau. Su pedalais yra tokia situacija nefaina, bet kadangi centras sėdynės turėtų būti čia, tai bet kokiu atveju reiks juos perdarinėti ir traukti į kairę pusę. Laukiam laikiklių. Ignas Klimavičius, kadangi yra daręs, tai pagelbėjo šiuo klausimu ir bandysim sukti į originalias vietas. Tai žiūrėsim, ar telpam, bet manau turėtų viskas būti gerai. Ir po truputį ruošiam vietą žaislam. Čia kažkaip taip reguliuosis, dėsis atraminiai Vaisfabo. Traversas irgi jau kaip ir suvirintas. Čia yra Vaisfabo kolonėlės perkelimo komplektas, nes originaliai kolonėlė yra gale, tačiau dėl geresnio valdomumo Vaisfabo antra versija kelia kolonėlę į priekį. O su galu planas toks, kad čia turėtų būti radiatorius, darysis firewallas, čia turėtų užsidengti lygiai, žinoma, kažkoks skrešbaras bus ir šiaip visokių nesąmonių gale. Baką, manau, paliksiu originalų, nes yra pirkti Bolton dalykų, žaislų. Tai kaip ir turėtų užtekti visko. Tai su priekinė važiuoklė kaip ir viskas aišku, bet su galinė nieks neaišku. Nes originalas kaip ir nelaikys galimai, kiek teko domėtis. Vintersas brangu, labai. Biudžetas tikrai tam neleis. O daugiau kaip ir yra minčių dėl BMW važiuoklės, nes kiek teko žiūrėti išmatavimus, tai kaip ir turėtų beveik tikt prisukti originalias kėbulo vietas. Tai ties šio klausimu dar yra klaustukas. Nežinau, reiks domėtis, dar žiūrėtis, matuotis ir galvot, ką čia daryti su to galu. O toliau, daug kebulinių darbų laukia. Ir šiaip, jei kažkas netyčia norės prisidėti, visada prašom, parašykit. Bet kokią pagalbą, manau, tikrai pagelbės.